Povilas Tadas. Su geltonu, žinok, ir nemačiau, kad Linas. Lino įvada. Būtent 5, tai jau 8 persi. 9-7. Tai būtent 5 grupė. Žinai, dėl tos bendros Va, 9-7. Ja. Atsigert, labai gerai. Ačiū. Pasėliai, aguonų laukas, dviratistai važinėja, ruošiasi apšilimui. Kągi, atvažiavom, kai matot, į Graveloną, vasarą varžybos. 88 kilometrai laukia šiandien. Šiandien numeriukas 9-7, gal bus ir laimingas, gal ir ne, kas ten žino. Tai, kaip žinot, gal nežinot, kiti nežinot, buvau lygiai prie savaitės sulaužęs vairą, tai labai greitai sutvarkė man Tomas iš Biko. Greitai gavom, jo paėmėm vairą ir sutvarkėm ir užsidėjom naują priekinę žvaigždę. 44 garbarukos žvaigždė. Pažiūrėsim, kaip su jie šiandien važiuosis. Ar gerai? Vakar prasitestavau biškį ant lentuko, prasukau ratuką. Pažiūrėt, kaip kas. Nu gal ir nieko. Pažiūrėsim, kaip man žvyrkelį reaguoja. Kągi, varau rengtis, padarysiu apšilimuką ir startuosim. Važiuoja. Kągi, startas duotas ir bandome važiuoti tuos 88 km. Aš kaip visada bandau vytis baltąją maikutę, tai Sandra. Wow, Sandra kuri Bata yra pavyzdžiui. bendroje įskaitoje pirma ir šitose varžybose tapo pirma. Tikrai šaunuolė, gerai minutė mergaitė. O aš jau kažkaip netyčia atsistojau priekyje ir dabar bandau kažką vaidinti, kad esu geras sportininkas, dviratininkas ir bandau vytis pirmą grupę. Ir iš karto atsiprašau už įrašymą, nes pirmą kartą įrašinėjau, nežinau kaip čia gausis, kaip kas. Dauguma jau dviratininkų, kas daro vlogus, tai įrašinėja, tai pabandysiu ir aš šitą dalyką padaryti. Ir sakau, labai nepykit, jeigu kažkas bus ne to. Štai ir pirmas kalniukas, kur sukilimo tikrai šitoj trasoj buvo daug. Beveik kilometrą sukilom, 88 trasoje. Ir čia visi bando iš karto daužyti šitą kalną. Aš lėtai savo tempu. Štai ir fotografai, kur tikrai šį kartą buvo mano daug nuotraukų. Ačiū jiems. Čia jau, kaip matot, pasigavau vytalį ir prasidės sunki trasos dalis, gal viena iš sunkiausių trasos dalių, kur teko važiuoti šitose varžybose, o gal ir apskritai kol kas varžybose, bent jau man. Mala, per kairę. O čia stebėkite įdėmiai situaciją, kokia bus, kaip kas įvyko, kaip buvo. O! Jo. Tai štai mano pats pirmas nusirika talinimasis varžybose nuo dviračio, bet ne pirmas per priekį, prie savaitę taip pat buvo. Bet šį kartą minkščiau, dviračiui kaip ir nieko nenutiko, tik va grandinė. Ir šiandien buvau tvarkinga dviratį, tai greitai sutvarkė.
šiek tiek buvo auselė palinkus, bet viskas tvarkoje. Užsidedam šalmą, kuris yra jau sutrūkęs, sulūžęs, bet nepastebėjau. Taip pat nepastebėjau, kai pamečiau gertuvę šitoje baloje. Tai aš norėjau šią balą įveikti per vidurį, nes kairė pusė buvo jau sustojusi, nes vienas buvo net nusisegęs iš pedalo, kitas stabdė kairėje, dešinėje pusėje buvo Vitalis, kuris važiavo, o aš galvau per priekį važiuoti. Ką, varžybos baigtas. Minam, kad min. Eik tu nam. Čia bandau atitaisyti rankinėlę, kuri biškį palinko į vidų, bet svarbiausia niekas nesulūžo, viskas tvarkoje. Galime tęsti toliau varžybas. Bet atsitiko bėda kaip ir velopykė. Įsitraukė šlangelį ir negalėjau atsigerti vandens, kadangi buvau pametęs ir gertuvę. Tai nusprendžiau paminti, rasti kalvą ir sustoti, susitvarkyti, nes be vandens įveikti likusius kilometrus 80 tai tikrai bėda būtų buvus. Tai štai atvažiavome į vieną iš kiemų. Matot, Ciucikas yra, kitam rate jau tikrai jo nebuvo prie būdos. Tai šaunu, didelis dėkui, kad sodyba šeimininkam, kad leido mums pravažiuoti. O čia sustinku vieną dviratininką, kurį pasigavau. Tiesiog gavau, kad važiuoju paskutinis. Aš nepaminu jo vardo, bet leido pasidėti ir ant rato biškį, nors trumpai, bet pavažiavam kartu su juo. Atsargiai čia. Čia priartėjame prie vienos pačios sudėtingiausios trasos dalies, tai yra užblokuotas blokais kelias, kur galėjome įveikti per kairę pusę, nenulipus nuo dviračio. Aš pasirinkau jį tiesiog persistumti, kad būtų saugiau, kad nebūtų dar vienos yra katalinimuose. Man tai viskas gerai, bet per priekį peršoku. Jo, tose balose. Biškį užkirto, per arti vienas kito buvom. Gal ir tiesą sakau, kad buvom per arti vienas kito dėl užkirtimo, tai nežinau, spręsti jums, kaip ten kas buvo. O čia tikrai sudėtinga trasos dalis, nes važiuojam kokių buvusių karjerų ar ką šiandien įsivaizduoju, bet yra daug blokų, tai labai stipriai pristabdau ir Čia ratais, kvadratais padarė. Nenoriu susižaloti nei dviračių, nei pats savęs. O čia yra lengvesnė atkarpos dalis, tai asfaltas, tai nusprendžiu pasimaitinti, važiuodamas juo ir pasitikrinti, ar tikrai niekas neatsitiko dviračių. Tai vairą pradžiai net palupu biškį į juostą vairo, pasižiūriu tikrai netrūkęs, neskilęs ir apžiūriu rankinėlės, patį vairą, į patį dviratį vizualiai, ar viskas tvarkoje ir galiu tęsti toliau varžybas, nenusimti po pirmo rato. Čia mane prisivyja iš dviratai Mindaugas Švenčionis, kaip sakė, tikras plentininkas. Aš jam pasidėjau ant rato, kaip ir geriausiai moku. Kaip ėjau kurmi per priekį? Ne. Štai ir pirmi 30 km įveikti su plojimais, labai džiugu, smagu girdėti juos, taip pagyvina varžybų dalį. Ir norisi minti dar greičiau, tai
pirmi 30 km įveikti labai greitai su daug įspūdžių. Čia bandome ieškoti savo pamestų daiktų, kuriuos išmėtėme per savo nusirikatalinimąsi. Labas. O čia iš pokalniuko netikėtai išvysime vieną dalyvį, tai Rytį Ką pametei? iš Nikeliuoto špykio. Jam nemėto pavarų, tai tikiuosi nesugedo, o tik įskrovė bateriją. Vienas tikrai stipriausių sportininkų mūsų grupėje. Knygą reikėjo pasiimti. Duoda Paskaityti, nu. patarimų savanoriams. Čia pakomentuoju, kas atsitiko, Tokio ką papildomo jaučiu. garso nejaučiu dviratį. Kad būtų kažkas. Čia bešnekant, netikėtai įsikrauna kamerą, kur tik pastebiu, Kažką jaučiu nuo pat pradžių. tik po kiek laiko. Ar mano blogai prisiktas įrankių dėžutė, O čia neprisikta mano atsarginių purvasakis. detalių. Ar šitas naujas? Tiesiog į padangą man. Nežinau. Tai va, vienas buvau sustojęs kamerą pasitvarkyti, nes įsitraukė laidelis, nebuvo krovimo, įsikrovė, tai gal vieną šnekėjau. Aš šnekėjau apie tai, kad būtų gerai kažką išplaukusį pasigauti. Vienas aplenkė, kol tvarkiausi, tai bandau pasigauti, bet manau nurūkęs jau. Vagė beveik 5 kilai. Oi. Jeigu kažkas atsitiko dviračiai rimčiau, kur kainuos man, tai manau, vienas iš paskutinių varžybų. Pasiliksiu tik kelionės. Bet kol kas kau garsų papildomų negirdžiu. Važiuoja gerai. Dviratis bėgiai mėtosi, atrodo, tiek aukštyn, kiek žemyn. Žiūrėsiu. Nebuvo taip ir ten jau stipriai kristi. Šalmas nulikė tiksliai. O čia pagaliau dasivėjau Dalių Norgelą iš Voltas Margis Klaipėda. Nu va, net išgazdinau. Tai kartu ir antrą ratą baigėme. Kartu mintėm. Didelis dėkui jam, kad leido pasidėti ant rato. Pasigavau. O čia Lino didelis palaikymas, didelis ačiū jam už Viskas, palaikymą. davai. O čia Dalius nusiima po 2 ratų, O, mano kolega nusiėmė. kadangi jam irgi nenusisekė varžybos. Bando atsigauti po ilgo tarpo nevažinėtų dviračių. O čia tikri turistai, man Opa, pamaišo, per dešinę. Ne. Labai atsiprašau, neskiriu atsiprašau. kai va, matote, žmonės neskiria kur dešinė, kur kairė. Bet yra kaip yra. O ką čia Kas? girdime? Ar ne baltuosius marškinėlius, Sandra mane dasivėjo. Ir be abejo toliau, kas man atsitiko pasakojimai. Gal nežinau, kelintą kartą girdite šitose Kodėl? varžybose. Pasakos Už ir tai, kad aš pasakos. per priekį skridau. Aš 3 kartus stoju. Aš pirmoji balai per priekį nuėjau. Labai susistabdė visi ir paleidau dviratį. Jo. Aš dabar turisto režimą įjungiu. Tai su šitą grupelę ir galima sakyti ir davažiavau finišą. Sėdėjau ant rato. O čia baltieji marškinėliai vos manęs nenustumė nuo varžybų. Aš pasiėmu savo ratą. Wow.
paliečia man petį ir stumteli biškį į Belonovos komandos narį. Kim. Pamenu, Justas vardu, man atrodo. Nu, Manau, čia būtų ir pasibaigę mano varžybos, jeigu būtų rimčiau atsitrenkęs. O čia nusprendžiau finišuoti vienas, padarau tokią atakėlę ir finišuoju iki pat galo vienas. Dar likusi savo jėgas išnaudoju finišui, kaip sakant, finišavimui. Ir štai finišas. Pagaliau baigėsi varžybos, kur tikrai galėjau pasirodyti ir geriau, bet yra kaip yra. Tai tikiuosi, gerai viskas įsirašė ir viskas tvarkoje. Tai karštas komentaras iš karto po varžybų. Klausykite. Kągi, dar vienas baigėsi varžybos. Gravelono vasara. Prastai. Savo amžiaus grupiai 10 į 17. Labai prastai. Net nežiūrėjau kaip bendrai. Nu, turisto režimą buvau įjungęs po to kritimo. Ir važiavau. Šiaip dviračių kaip ir gal ir nieko. O šičia va apsidaužė. Reikės nuvaryti į tvarkingą dviratį, pasižiūrėti, ar ne auselė nepasislinko, bet šiaip bėgiai gal ir gerai mėtosi. Čia aišku dabar va žolių krūvos ir panašiai. Vairas netrūko, gerą Tomas davė, rankinėlė pasibraižė, bet čia viskas sutvarkoma. Pačiam nieko. Veikeikių šortukai super atlaikė, neplyšo, labai gerai. Labai gerai atlaikė viskas gerai, bet sakau, liūdna. Nežinau net ką pasakyti, liūdna. Taip gerai važiavusi pradžiai, jokio. Ai, nesu. Net įdomu bus pažiūrėti, kaip ten aš įkritau. Liepos mėnesis man nesiseka, kažkoks nesėkmių mėnesis. Tai vairas, tai su padangom neišeina iš to plentinio, nieks neišeina, nieks nežinau. Manau, reikia atsisveikinti su jumis. Nežinau, kaip bus su kitom varžybom, dalyvausiu, nedalyvausiu. Liūdna štai kaip atsitinka. Reikia gal geriausiai turisto režimą įjungti. Arba, kaip sakom, lavono ir važiuoti. Tai kągi, ate. Iki kitų kartų gal susimatysim, o gal ir ne, kas nežino. Dzūkas mina. Tik pirmyn.